svečiai. Labas vakaras, mėly mūsų taip ir ne žaidėjai. Labas vakaras, mėly televizijos žiūrovai. Mes, kaip jau įprasta, susitinkam įprastu metu ir įprastoj vietoj. DTV eteryje. Sveiki, čia žaidimas taip ir ne. Ir šį vakarą prie baltojo stalo štai taip smagiai šypsosi man džentelmenų pora. Kiek suprantu, vienas jau žaidęs mūsų žaidime, tiesa? Ir taip ir ne. Ir taip ir ne. O kitas debiutuoja. Tai mūsų neišvengiamo ir labai nuostabaus žaidimo taip ir ne partnerio Lietaus. Radijos stotis Lietus delegavo eilinę puikią žaidėjų porą. Virginijus Petronis ir Donatas Kilikevičius. Labas vakaras. Sveiki. Virginijus Petronis. Tai aš. Iš kur būsit? Iš Naujos Akmenės. Iš taip toli. Taip. Ir kur dirbat, ką veikiat, kuo užsiimat? Dirbu firmoje, kuri užsiima pramoninę automatiką, elektroniką, diegiam projektus. Puiku, puiku. Pirmą kartą debiutuojat ir aišku turit krūvas ir galių. Ir prie ekrano serga ir aišku čia studijoje yra. Anūkas studijai. Su seneliu atvažiavo. Gerai, anūkas, manau, linki seneliui sėkmės ir jūsų kolega Donatas Kilikevičius. Sveiki, gyvi Donatai. Sveiki. Iš kur ką veikiat? Vilnietis, teisės magistrantas. O kur tą teisę studijuojat? Mykolo Riomerio universitete. O specializacija, baudžiamoji, civilinė ar ten visa kita? Bioteisė. Bioteisė. Tai aplinkos apsauga, sveikatos teisė. Mūsų laikais, kai aš studijavau, buvo labai gražiai pavadinta šita teisės sritis. Žinot kaip? Ne. Grybų teisė, mes taip sakydami. Grybų teisė. Na, bet tai iš tiesų pakankamai aktualu šiais laikais, ypač kai tenka ginti įmonės įstaigas dėl didžiulių ieškinių, tai čia jau studijuokit, stenkitės. Ir prieš jūs protų mūšiai delegavo taip pat, kaip visuomet, išmintingą protmūšių dalyvių porą. Tai Rolandas Pupinis. Labas vakaras, Sveiki. Rolandai, pirmą kartą? Taip, pirmą kartą. Iš kur atvykot? Iš Vilniaus. Ką veikat Vilnių, studijuojat, dirbat? Deja, nebestudijuoju. Deja, dirbat. Dirbu. Esu uždraustas akcinės bendrovės direktorius. O, tai čia ne darbas, čia pareigos. Tai... Deja, darbas. Taip. Ir ką veikia jūsų vadovaujama įmonė? Atlieka archeologinius tyrimus. Archeologas esat? Ne, istorikas. Istorikas. Taip. O ką kasinėjat Vilniui? Ar... Ne tik Vilniui, viso Lietuvoje. Ieškot naftos, skalūninių dujų Ne. šiais laikais? Taip. Šiek tiek aukščiau. Aukščiau paviršių. Taip. Gerai. Ir jūsų kolega, jau turbūt prieš laidą susipažinote, žmogus ne pirmą kartą, bet labai puikiai žaidęs prieš tai, Marcinkonių klebono padėjėjas ponas Rimutis Tamulevičius. Labas vakaras, ponė Rimutį. Labas vakaras. Na, aš žinau, ką veikia Seimo nario padėjėjas, o ką veikia, ką turi, kokios pareigos tenka klebono padėjėjui? Zakristijonai, ūkio reikalai, šiaip pasiruošti mišioms reikia, tam, kad klebonas iš karto galėtų žvakes uždegti netgi. Kitaip sakant, jūs tiekiat žvakes, o jūsų viršininkas jas uždega? Ne, aš uždegu žvakes ir... O jūs viską darot? Taip. O ką sakė jūsų parapijiečiai, kai sudalyvavot mūsų žaidime pirmą kartą? Malačius. Lietuviškas pasakymas, malačius. Na, tikiuosi, kad šį vakarą jums taip pat gerai seksis, o dabar dėmesio šio vakaro žaidimo tema. Visi atsakymai vienaip arba kitaip bus susiję su tuo, ką mes, vyrai ir moterys, nešiojame ant galvos. Tai yra įvairiausi galvos apdangalai, jų pavadinimai ir taip toliau. Na, tikrai nesunki tema. Jei turi galvą, tai tikrai atsakysi į klausimus. Taigi, mes netrukus pradėsime. Pirmasis pusfinalis, pirmasis raundas ir pirmasis prizas. Debora Milano. Kad grožis būtų kiekvienos moters malonumas. Jau 50 metų šie produktai žengia koja kojon su Milano podiumo mada, padėdami kiekvienai moteriai sukurti tobulą ir šiuolaikišką įvaizdį. Pirmieji pradeda baltojo stalo žaidėjai. Jūs klausėt, po to paeiliui ta pora, kuri atsako, laimi tašką. Taisyklės visiems puikiai žinomos, paprastos, kaip 2x2. Taigi jūs klausėte pirmieji ir pradėsime nuo paprasto, bet labai gražaus klausimėlio.
posakis. Prašau. Lietuviškas, lietuvių kalbos patarlė čia posakis. Taip, lietuviškas. Ar tame posakyje yra žodis vagis? Ne, nėra. O Jurgio vardas figūruoja? Jurgis? Ajajai, va čia juodasis stalas, gal šiek tiek prašovė, kaip ir baltasis. Ne, Jurgio irgi nėra. O šiame posakyje 3 žodžiai? Taip, šiame posakyje yra 3 žodžiai. Čia iš tautosakos? Taip, tai iš tautosakos. Ar šitame posakyje tiesiog atsispindi konkretus galvos audeklo pavadinimas? Na tai, kad visi jie konkretus yra. Jūs turite omenyje jau ten detaliai? Taip. Išskirtinis. Ne išskirtinis. Ar tai gerai žinomas posakis? Taip, tikrai labai gerai žinomas. Tai pajokiamasis kažkoks posakis? Taip, galima žvelgti į jį kaip į tokį pakankamai ironišką. Jis toks pakankamai linksmas posakis. Šiek tiek pašiepintis galbūt. Su žodžiu skylėta susijęs patarlė? Ne, su skylėta ne. Ar yra žodis kepurė? Konkretus žodis kepurė. Taip, kepurė. Ar ta kepurė yra esminis to 3 žodžių kozeris, kaip sakyti? Yra 2 elementai esminiai. Vienas iš jų yra kepurė. O kitas yra dar esmingesnis. Toks įdomus požiūris. Ar šitame posakyje yra konkretus veiksmas vykstantis? Yra. Yra. Konkretus. Netgi 2. 2 net veiksmai. Ar turit kokių nors versijų? Ir baltieji, ir juodieji? Nes šitas posakis, jisai tankiai žmogaus panaudojamas, ar tik išskirtinai, kaip sakant, jisai. Nu, ne buitiniai kalboje, taip turiu galvoje. Aš manau, kad buitinėje kalboje jisai tikrai dažnai pasakomas. Na, kol kas taip jau lėtokai, bet versijų neturi nei vienas, nei kitas stalas. Ar sutiktumėt su lygiosiomis tuomet? Sutiktume. Mes sutinkam. Jūs sutinkat? Jūs? Žiūrovams duodam geriau. Jūs taip pat sutinkat. Labai nudžiugino jūsų toks sprendimas mūsų žiūrovų. Prašau, žiūrovas iš salės, jūsų variantas. Tik be keiksmažodžių. Labas vakaras. Duodu kepurę pridėti, jeigu jau be keiksmažodžių prašėt. Jeigu be keiksmažodžių. Taip. Gražiai. Duodu kepurę prikrauti, sakoma, kai garantuoju. Garantuoju, kad šitą tikrai žinoju. Duodu kepurę prikrauti. Tai teisingas atsakymas, toks posakis, toks paprastas priežodis. Jūsų prizas, sveikinam. Nežinojot? Tikrai nežinojot? Žinojom, bet nenaudojom. Ir labai žiūrėjus, kad nenaudojom. Na, duodu kepurę prikraus, kad dabar kažkuri pusė laimės tikrai 2 taškus. A jūs tikrai žinojot? Žinojom, bet paskutinį žodį būčiau pavartojęs netokį. Netokį. Na, ką darysi? 2 veiksmai. Vienas duodu, kitas prikraus. Gerai, o dabar iš karto už teisingą atsakymą 2 taškai. Priminsiu, mūsų žaidimo tema yra galvos apdangalai. Ir pirmieji pradės klausti juodasis stalas. Teisingai atsakiusiai laimės prizą. Interneto parduotuvė www.laikrodžiai.lt. Didžiausia ir seniausia specializuota laikrodžių parduotuvė Baltijos šalyse. Čia rasite patikimus laikrodžius sumaniems bei stilingiems žmonėms. Prizas pristatytas ir dabar sprendžiamas pirmojo pusfinalio likimas. Jūs klausėt pirmieji. Žinomas žmogus. Prašau. Lietuvos? Taip. Taip. Pavardė asocijuojasi su kepurė? Jūs turite kepurę kaip bendrinį. Taip. Nu, ne konkrečiai kepurė, bet vis... Su kažkuria, taip. Pavardė kažkaip asocijuojasi su kažkokia kepurė. Ar tai politikas? Ne. Ar tai iš šou biznio? Plačiaja prasme taip. Taip.
Ar pavardė susijusi su šaknis yra kepurė? Ar... Ne. Ne su kepurė. Jaunosios kartos atstovas? Ne. Ar jis vaidina Vilniaus teatruose? Taip. Vaidina Vilniaus teatre kažkuriam. Televizijos ekranuose galima išvysti? Taip. Ir labai dažnai. Ar šis apdangalas galvos, kurias įspindi pavardėje, yra tarptautinės kilmės žodis? Taip. Taip. Vienareikšmiai taip. Slavų kilmės tarptautinis žodis? Ne. Ne slavų. Jis skamba panašiai, lyg būtų rusiškas, bet jis ne slavų kilmės. Du keliai. Galima eiti per apdangalą, galima eiti per žmogų. Arba galima eiti į lygiasias. Tai tinka lygiosios. Davai, rizikuojam. Gerai, sako, rizikuojam. Kaip baltiesiems, turit variantų? Galim perkelti į trečią raundą. Perkelim viską į tą, kas po baltų gaubtų, kas atspės, tas ir laimės. Taigi, kas tai? Tas žinomas žmogus. Kalpokaitė. Kas? Kalpokaitė. Larisa Kalpokaitė. Taip. Jūs nepaklausit, ar tai moteris. Aišku, jinai nėra iš jaunųjų aktorių kartos, turbūt sutinkate. Ir žodis kalpokas arba kalpak kilęs, skamba panašiai kaip rusiškai, bet kilęs iš tiurkų kalbos. Ir netgi dabar nešioja būtent kalpokus karakalpakai, tai jų nacionalinis drabužis. Ir kas įdomiausia, kad ir Lietuvoje, būtent Lietuvos didžioji kunigaikštystėje, kalpokai buvo kaip padėties aukštos, sakysim, visuomenės aukštos padėties simbolis. Ir moteriškas kalpokas, apdangalas, taip vadinama, Kupiškio apylinkėse, jaunosios arba pamergių karūna. Buvo vadinama kalpokas. Taigi Kalpokaitės tėtis Kalpokas ir jinai pati Larisa Kalpokaitė. Tai buvo toks žinomas žmogus. Na ką, nuo to tik įdomiau, kol kas publika žeriasi prizus, o mums teliko klausimas pirmajame pusfinalyje, kasgi, kuri pora keliaus prie finalinio stalo. Pirmieji klausia baltieji ir aišku baltas gaubtas, kas po juo? Švenčių miestas. Tai didžiausia Baltijos šalyse šventinės atributikos ir dekoracijų parduotuvė. Ir juodasis ir baltasis stalas nusprendė viską išsiaiškinti trečiajame raunde. Vienu ypu. Tuo labiausiai, aišku, džiaugiasi žiūrovai salėje. Ir jums reikia tiesiog tai laimingajai porai pasakyti, na kasgi čia yra. Prašau. Ar tai apsaugos priemonė? Ne, ne apsaugos priemonė. Ar tai pats galvos apdangalas? Taip. Čia yra po baltų gaubtų pats galvos apdangalas. Prašau. Ar tas galvos apdangalas simbolizuoja tam tikrą šokį? Ne. Šokio nesimbolizuoja. Ar tai lietuvių galvos apdangalas, ar tai... Vieną klausimą. Lietuvių? Ir lietuvių. Ir lietuvių. Ar moteriškas apdangalas? Taip, moteriškas apdangalas. Ar tai medžiagos, reiškias, kaip čia pasakęs, medžiagos... Medžiagos kažkas? Ne. Taip. Tai gal aš tada išeinu. Na tai, kas įgerti noriu. Gerai, ir jūs bandot išplėšti pergalę. Prašau, jūsų variantas. Skarelė. Skarelė arba skara? Taip. Ne. Ne. Labai gaila. Juodieji savo šanso neišnaudojo. Prašau. Ar tai susijęs su vestuvėmis? Taip, tai susijęs su vestuvėmis. Tai jūsų atsakymas. Taip. Ir jūsų atsakymas. Nuometas. Nuometas. Po baltų gaubtų yra nuometas. Štai. Baltas nuometas. Iš tiesų tam tikros medžiagos dalis. Sutiksit, kad tai yra medžiaga. Ir, na, tikrai neskara. Sveiki atvykę į mūsų šio vakaro žaidimo antrąjį pusfinalį. Na, galiu garantuoti, tiek grožio už stalo dar niekad nėra buvę.
žvelgiu į žaidėjas ir į veidrodį. Dieve, koks grožis. Prie Baltijos stalo grupė Kitokios delegavo 2 narės. Viena blondinė, kita buvusią. Blondinė dabar briunetė, tiksliau juodukė, taip pavadinti. Juodukė. Šviesiaplaukė buvo, o dabar... Indrė Burlinskaitė ir Renata Klimaitytė. Pirmą kartą, aišku, pažiūrėsime, kiek jūs esat kitokios. Indrė, o jūs iš plaukų tikrosios spalvos blondinė ar brunetė? Aš daugiau tamsiaplaukė. Šatenė? Taip. O čia jūs natūralūs plaukai? Lietuviška blondinė. Lietuviška blondinė. Na, žinokit, kartais mūsų žaidime sekasi ir blondinėms. Tikiuosi, kad taip ir atsitiks. Ir prieš jūs taip pat žaidžia labai jau romantiška pora. Tai teisingai atsakė į klausimus šie žaidėjai BTV internetinėme puslapyje. Vitalija Aušraitė, labai graži pavardė ir jinai, kiek man sako, štai kas čia parašyta, yra Edgaro Čechanavičiaus sužadėtinė. Ar tai tiesa? Taip. Taigi ši pora mūsų žaidime prie juodojo stalo. Ar gal pirmą kartą pasakėt, kad esat sužadėtiniai, gal ir dar tėveliai nežinojo niekas čia? Kaip čia pasakyti? Ir taip ir ne. Ir taip ir ne. O, tai jeigu reikia, kad neišeitų į eterį, mes galime iškirpti ar palikti? Paliekam. Paliekam. Gerai, žinot, kai paskui nepaliekit, tai paskui išsiskiria dar nedaug dievė. Mūsų žaidimo tema yra, turbūt visiems gerai žinoma, tai, ką mes nešiojame ant galvos. Įvairiausi galvos apdangalai. Ir pirmosios klaus grupė Kitokios. Indrė ir Renata ir dėmesio antrojo pusfinalio pirmojo raundo prizas. Šiais metais Lietuvoje atidaryta pirmoji Itala parduotuvė Baltijos šalyse. Čia rasite tai, ko reikia jūsų namų interjerui, stalo dekoravimui bei maisto ruošimui. Parduotuvę rasite Ozo prekybos centre. Aš pasakysiu dabar tik tais šio klausimo sritį, o toliau jau klausinėkite, kaip jums patogiau. Sritis. Geografija. Prašau. Ar tai yra kažkoks darinys, tai pavyzdžiui, piliakalnis, kalnas? Ne. Ar tai valstybė? Taip, tai valstybė. Bandom spėti. Gerai, ten bandyk. Aš bandau spėti. Spėjot? Tai aš bandysiu spėti. Aha, tai sužadėtinį paklausė, o jau, kaip sakant, ant gatavo, na, pažiūrėsim. Jeigu nepataikot, iškrisit. Taigi, prašau, Edgarai. Tai turbūt bus valstybė Panama. Panama, dėlėtų keičio. Panama. Taip, Panama. Ir kepurė Panama. Labai lengvai šį kartą. Geografinis terminas valstybė Panama. Kad tokia kepurė yra, turbūt puikiai žinot. Tokia iš medžiagos siūta, plačiais bryliais, skrybėlė. Kol kas jūs pralaimit labai greitai, bet dabar noriu palinkėti, atsilyginkit tuo pačiu. Pradės juodasis stalas ir dėmesio antrojo raundo prizas. Šviežio derliaus, šviežiai paskrudinta Lietuvoje, šviežiai sumalta pardavimo vietoje, šviežia kava. Jūs klausėt pirmieji, ar tekę yra lankytis Londone? Tekę. Ir jums taip pat? Taip. O teko, sakysime, lankytis prie rūmų tų Bekingemo, kur stovi tie, tai gal per televiziją matėte tuos tokius raudonai apsirengę gvardiečiai, karališkosios gvardijos tokie kaip saugo ir jie su tokiom kepurėm, tokiom juodom. Matėt? Taip. Tai va dabar ir klausimas. Iš ko gaminamos tos kepurės? Jūs pirmieji klausėt. Prašau. Tai gyvūninės kilmės medžiaga. Taip, tai gyvūninė kilmė šių kepurių. Susiaurinsim jau klausimą. Iš kokio gyvūno gaminamos tos kepurės? Ar tas gyvūnas ganosi kalnuose ir Anglijos, Airijos kalnuose ten, ar ne? Ganosi? Ta prasme, jisai yra tas gyvūnas plačiai paplitęs tose šalyse, iš kurio yra pagrindinis ūkis tų šalių. Ne.
Ar tai tas gyvūnas gali būti naminis, namuose laikomas kaip bute, name, netvarte? Ne. Ar jis yra tas gyvūnas maždaug tokio dydžio kaip karvė, tarkim? Ne, ar galiu paklausti? Taip. Lietuvoje šis gyvūnas gyvena? Ne. Ar yra Lietuvoje gamykla šio gyvūno pavadinimo alkoholio? Taip. Arba degtinė? Alkoholio gamykla, ar yra šių gyvūnų Ne pavadinimų? gamykla, o tiesiog ar yra galbūt degtinė tuo pavadinimu Lietuvoje? Ne. Manot, kad ne. Rūšių galbūt mes ir galėtume. Aš suprantu, apie ką jūs kalbat, jūs klausėte apie stumbrą. Taip. Ne. Ar tas gyvūnas šiuo metu gyvena Kauno zoologijos sode? Žinokit, tikrai negaliu pasakyti, kadangi labai seniai lankiausi. Rizikuosiu apsirikti, bet manau, kad taip, turėtų bent jau gyventi. Ar tas gyvūnas vienoj Šarlio Pero pasakoj suvalgė raudonkepuraitę? Oi, atsiprašau, ne tą norėjau. Ar tas gyvūnas padėjo raudonkepuraitį, nurodė kelią, ta prasme, didelis toks gauruotas? Jisai ir suėdė tada. Ne, vilkas suėdė. Tai vilkas? Taip, o aš klausiu apie kitą gyvūną. Apie tą, kuris nurodė? Taip, nurodė, kai miške sutiko, arba ten, kaip čia pasakyti. Ar jis ten buvo, tas gyvūnas iš viso? Buvo. Tikrai buvo. Didelis ir gauruotas toksai. Didelis ir gauruotas toksai. Tada taip. Tai spėjam. Jau spėjam. Tada supasakom. Na ir kasgi? Na, aš tai galvoju, kad meška. Ne. Tai lokys. Vis tiek tas pats. Sveikinam, teisingai, vienas dievas. Lokys. O tos kepurės yra vadinamos lokinės. Ačiū. Ir, galbūt šiek tiek informacijos, aišku, tos didžiosios meškos, jos netgi yra didesnės už karves, nes, tarkim, grizliai, lokiai, jie, sutikit, yra tikrai jau karvė, jiems yra nerodiklis. O siūvama iš Kanados lokių kailio. Ir kas įdomiausia, kad senųjų kepurių taisymui ir naujųjų siuvimui per metus Didžiosios Britanijos gynybos ministerija išleidžia po 500 000 litų. Vien tik tai kepurėm. Ir paprastai iš vieno kailio išeina viena kepurė. Daugiausia 2. Ir tai yra išskirtinis būtent gvardiečių ženklas. Ir šią teisę ir garbę jie gavo po labai nirtingų mūšių Waterloo lauke. Būtent Didžiosios Britanijos gvardiečiai. Ir tos kepurės visuomet be išimties yra siuvomas iš lokio. Gyvūnų gynėjai bandė siūlyti sintetinės, bet jos pasišiauždavo ir jie atrodydavo kaip su tokiais bankūkinais juodais ant galvos. Taigi, lokys atnešė jums sėkmę, dabar viską lemia kaip ir pirmajame pusfinalį, 3 raundas, tik rezultatas čia ne 0-0, o 1-1 ir baltas gaubtas, dėmesio prizas. Ajot šokoladai dovanoja jums išskirtinės kokybės, rankų darbo šokolado meistrų tortą ir šokoladus. Ajot šokoladai – rafinuotos skonio sintezė. Na štai antrasis baltasis gaubtas. Šį kartą mūsų antro pusfinalio poros prizus išsidalino viena vienai, kita kitai porai. Ir čia kažkas yra. Kas? Mūsų žaidimo tema yra galvos apdangalai. Prašau, jūs pirmosios klausėte. Ar tas daiktas susijęs su konkrečia specialybė? Tarkim... Šis daiktas? Taip. Taip, šis daiktas susijęs su konkrečia specialybė arba profesija. Taip. Ar tai galvos apdangalas kažkoks? Taip, tai kažkoks galvos apdangalas. Ar tai šis daiktas yra susijęs su religija? Su religija nesusijęs. Ar tas daiktas susijęs su statybomis? Šis konkrečiai? Ši konkrečiai, jo. Ne. Su statybomis ne. Ar tas daiktas yra susijęs su transporto priemonė kažkokia tai? Ne. Ir su transporto priemonė nesusijęs. Prašau, jūsų klausimas. Ar šis galvos apdangalas medžiaginis? Ne. Jisai ne iš medžiagos. Ar šis
galvos apdangalas yra susijęs su gynyba. Nu, tarkim, su gynyba. Taip, susijęs su gynyba. Ar jau spėjat? Nu, nespėjat. Kas yra paskui? Labai meiliai glėbešiuojasi Indrė ir Renata. Na ir kuriai patarė jūsų sprendimas? Nu, palauksim. Palauksim. Nu, atiduosim. Gerai. Kas nerizikuoja, tas negeria šampaną. Tas negeria iš vis nieko tada jau. Prašau. Aš paklausiu. Ar šitą galvos apdangalą nešioja kariai? Taip, šį galvos apdangalą nešioja kariai. Tai kareivio šalmas? Jūs spėjat. Baltų gaubtų yra kareivio šalmas. Taip. Pats tikrasis kareivio šalmas. Ar jūs tą versiją turėjot? Na ir šitą dar kitokį turėjom. O ką dar kitokio? Kaip tas jau? Irgi kareivio šalma, tik tai tą, kur su grotelėm toksai viduramžio ir taip toliau. Ai, riterio šalma? Taip. Irgi versija, bet tai vis tiek šalmas. Na, bet kuriuo atveju, matyt, dabar šiek tiek turite teisę graužtis, kad pralaimėjote, bet turite džiaugtis, nes puikiai pasirodėt. Paplokime Indrai ir Renatai. Puikiai žaidėt, puikiai papuošėt mūsų žaidimą, ne tik savo šypsenomis, bet ir tikrai gražiu, brandžiu žaidimu. Matyt, patirties trūko, reikėjo vis dėlto tą šalmą spėt, o paskui būtų jau kaip buvo. Deja, į finalą keliauja jūsų varžovai, o manau, kad jūs palinkėsite jiems sėkmės. Ačiū už puikų žaidimą ir keliaujame į mūsų kepurėto žaidimo finalą. Taigi finalas. Šiandieną finale prie baltojo stalo Virginijus Petronis ir Donatas Kilikevičius. Ilgai vargo pirmajam pusfinalyje, bet taip jau sėkmė jūs atlydėjo į finalą. Prieš tai, negu patekė į finalą, dar teko pavargti su savo varžovėmis, bet jas pelnytai įveikę. Prie finalinio stalo sėdė Edgaras ir Vitalija, sužadėtinių pora. Paplokime dar kartą jiems, palinkėkim sėkmės. Ir dabar susipažinkime su pirmoju šio vakaro finalo prizu. Delimano Dry Cooker keramika keptuvės. Gaminkite maistą sveikiau ir greičiau. Keptuvės išskirtinumas – skylėtas iškilimas pačiame centre, per kurį keptuvės viduje cirkuliuoja karštas oras. Taigi maistas iškepa tolygiai ir daug greičiau. Priminsiu, kad šio vakaro visi atsakymai vienaip arba kitaip susiję su galvos apdangalais. Baltasis stalas klausia pirmieji ir muzikos kūrinio pavadinimas. Prašau. Ar jie atlieka Mikutavičius? Ne. Ar tai lietuvių kūrinys? Ne. Ar tai latino? Aš turiu vieną gerą labai klausimą. Labai gerą, gerai. Ar tai Rihana? Ne, tai ne Rihana. Buvo labai geras, bet atsakymas, atleiskit, prastokas man išėjo. Ar tai klasikos kūrinys? Taip, tai klasika. 100% klasika. Ar tai Latino Amerikos tautų apdangalas? Ne. Ar tas apdangalas galvos yra pagamintas iš medžiagos? Na, manau, kad nepagadinsiu atsakydama šiek tiek plačiau. Šis galvos apdangalas yra gaminamas iš medžiagos, kuri vadinama veltiniu. Jis iš veltinio gaminama. Ar tai kazachų? Ne. Ar to kūrinio pavadinime tiesiogiai ir paminėtas tas galvos apdangalas? Taip. Kūrinio pavadinimas yra lygiai toks pat, kaip to galvos apdangalo pavadinimas. Tai vyriškas galvos apdangalas? Taip, vyriškas. Ar šitam kūrinio pavadinime yra vienas žodis? Taip, vienas žodis. Tai dabar tik tai gali. Vilniaus operos ir baleto teatre galima jį išgirsti? Ta kūrinį? Taip. Šiuo metu, tarpsime, šiais laikais nešiojamas tas galvos apdangalas? Kas nors jį nešioja? Taip. Su Graikija susiję? Ne, su Graikija nesusiję. O gal susiję su Rusija? Ne, su Rusija nesusiję. Tai susiję su baletu? Taip, susiję ir su baletu.
Turim pasiūlymą. Turit pasiūlymą? Aikit, nustebinat. Na, pasakykit. Siūlom lygesias. Siūlot lygesias. Turiu žinią. Juodieji jums siūlo lygesias. Ar turit variantų? Tai kitas etapas jau 2 taškai, tai gal dar pabandom. Jums neblogai sekėsi pirmąjį pusfinalyje, taip sakant. Išsidurti. Gerai, tada viskas. Viskas. Na, galų gale juodieji išlaukia, kol baltieji sako, na gerai, viskas ir mėginsim įsiaiškinti viską antrajame raunde. Prašau, jaunuoliai, kūrinys. Užmiršo. Tai gal pabandom prisiminti? Prisiminti reikia, ar užmiršo? Nors iš tiesų galim sakyti, kad yra ir toks galvos apdangalas, kai vaikas išeina į žiemą, ypač į kiemą, ir mama sako, ar kepurą užsidėjai, užmiršau. Geras variantas. Na, prašau, Stasys Petraška. Morisas Ravelis, Bolero. Morisas Ravelis, Bolero. Taip, būtent. Ar girdėjai tokį kūrinį? Teko išgirs Morisas ir jau buvo. Morisas Ravelis, Bolero. Ispaniškų kostiumų vyriškos skrybelės, kurias praktiškai visą laiką nešioja ir toreodorai, iš veltinio padarytos, vadinamos bolero. Ir toks yra ispaniškas šokis, bolero. Bet konkrečiai buvo visiems turbūt gerai žinomas kūrinys. Morisas Ravelis, Bolero. Na, o kaip susijęs su baletu, 1998 metais mūsų nacionalinėme operos ir baleto teatre garsusis Jurijus Smoriginas yra pastatęs baletą, kuris taip ir pavadintas Bolero. Na, štai, tiek trumpai informacijos, o dabar viską lemiantis antrasis raundas. Gydytojų Mackevičių odontologijos klinika. Kokybiškas darbas, nuolatinis tobulėjimas, gydytojo ir paciento tarpusavio pasitikėjimų paremti nuoširdus ir ilgalaikiai santykiai. 2 taškai, puikus prizas, juodieji klausė pirmieji ir gal lengva, gal sunku, bet čia jau, taip sakant, 2 taškai už teisingą atsakymą. Personažas. Prašau. Gal pasisekė. Tai literatūros kūrinio personažas. Taip, tai literatūros kūrinio personažas. Ar tai pasakos Raudonkepuraitė personažas? Ne. Lietuviškas kūrinys. Taip, lietuviškas. Ar tame kūrinyje lapinė kepurė toksai yra? Ne. Tame kūrinyje yra minimas galvos apdangalas. Galvos apdangalas? Taip. Na, netiesiogiai, bet yra. Tai vaikiško kūrinio personažas. Nu, sakykime, dainelė ar... Ne. Ne. Autorius dar gyvas? Ne. Dėja jau nebe. Pasakos personažas. Ne. Ne pasakos. Iš 2 žodžių? Pavadinimas. Taip. Personažo ir kūrinio. Taip. Personažo. Ir personažo, ir kūrinio pavadinimas, galima sakyti, yra 2 žodžiai. Ar tai Cervanteso kūrinio personažas? Ne. Ne. Ar tas pagrindinis personažas yra žmogus? Taip, jis yra žmogus. Ar tas žmogus nešioja tokią raudonai baltą kaukę? Raudonai baltą kaukę? Ne, šitas tai tikrai nenešioja, o čia kuris personažas nešioja? Žmogus voras. Ai, žmogus voras? Geras. Lietuvis. Čia kažkas lietuviškas kūrinys. Kūrinys lietuviškas. Nieko. Čia buvo voras kryžiuotis iš lietuvių kažkur toks. Ar to personažo pavadinime varde yra žodis ar jo kažkoks darinys kaip kepurė? Tiesiog. Taip, kažkoks darinys kaip kepurė. Yra. Tai klasikos kūrinys lietuviškas. Jeigu taip žiūrėti. Taip, manau, kad šį kūrinio autorių tikrai galima laikyti lietuvių literatūros į mokyklos klasikų ir mokyklose tikrai turėjote bent jau praeiti, bent jau pro šalį šį kūrėją ir jo kūrinius. Manau, kad šitas taip pat turėjo būti. Ar pirmas žodis yra to personažo vardas? Taip.
Pirmas žodis yra to personažo vardas. Tas personažas ekranizuotas yra kur nors, sakykime. Ekranizuotas? Taip. Ne. Šiaip spektakliukuose mokyklose ten vaidinė yra, žinau, nes aš taip pat lankydamas dramos būrelį esu vaidinęs. Ar sutinkat su lygiosiamis? Taip. Sutinkat? Taip. Gerai, tai tuomet viskas, spręs vėl Baltasis gaubtas, dabar kaip jau šiandieną, tai jau šiandieną šventė publikos tarpe. Prašau, ponė. Gal Tamošius be kepurės? Tamošius be kepurės. Taip, Tamošius be kepurės. Kazys Binkis, be jokios abejonės, poetas, dramaturgas, klasikas, 100% ir girdėjot. Tamošius be kepurės. Daugybė, tantų, sakysim, poemėlių buvo, paskui surinktas į vieną rinkinį ir Tamošius be kepurės. Be kepurį jūs žinojot. Tik Tamošių pamiršo. Taip. Na, apie jį yra dainavęs ir Vytautas Kernagis, Tamošiaus be kepurio Piršlybos, labai smagi dainelė. Ir dabar kaip ir Tamošius be kepurės, taip ir jūs kol kas be taškų. Deja, 0-0 ir viską vėl, kaip jau šiame žaidime tampa įprasta, viską lemia Baltas gaubtas. Kas po jo? Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras pristato originalią enciklopediją Lietuva bei leidinį 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. Skaitykite lietuviškas enciklopedijas, kaupkite žinias, tobulėkite. Pirmieji klausia Baltojo stalo žaidėjai. Prizą mes ką tik matėme ir dabar norime išgirsti jūsų pirmąjį klausimą. Kas čia yra? Teisingai atsakiusi pora keliauja į superfinalą ir tampa mūsų šio vakaro žaidimo nugalėtojais. Prašau, jūsų pirmas klausimas. Ar tas daiktas susijęs su žodžiu cilindras? Ne. Ten galvos apdangalas? Ne. Čia ne galvos apdangalas. Nustebo kažkaip Baltojo stalo žaidėjai. Prieš tai buvo nuometas, šalmas. Ar tai princesių papuošalas? Ne, tai ne princesių papuošalas. Ar to daikto pavadinime yra reikšmė galvos apdangalo kažkokia? Taip, kažkokia reikšmė, kažkoks pavadinimas, atitikmuo yra. O gal dabar susijęs su literatūros kūriniu Raudonkepuraitė? Ne, su Raudonkepuraitė nesusiję. Tas daiktas vientisas, iš vienalytės tokios medžiagos. Taip. Su religija susiję? Ne, su religija niekaip nesusiję. Buityje naudojamas? Taip. Ar tai virtuvinis indas? Taip, jį galim pavadinti virtuviniu indu. Metalinis? Taip, šis daiktas yra iš metalo. Nespėjat? Ne, prašau. Ar šiam daiktui galima pritaikyti posakį katilas juodas? Šiam daiktui galima. Šiam daiktui galima juodas. Tada mes spėjam, kad tai yra katiliukas arba su galvos apdangalo Čarlio Čaplino katiliukas. Katiliukas tokia yra skrybelė ir čia yra katiliukas. Bravo! Na, šiandieną jums ir sekasi. Lygiai taip pat. 3-0. Štai paprasčiausias katiliukas. Metalinis, iš vienos medžiagos, iš metalo. Ir turbūt niekam nepaslaptis, ką tik puikiai paaiškino, kasgi tai yra. Tai ta skrybelė, kurią nešiojo garsusis komikas Čarlis Čaplinas. Ajajajajai. Na, šiandieną matyti jau tokia diena, kad jie vis tempia iki galo ir 3-0 ir 3-0. Aš noriu pasveikinti dar kartą ir padėkoti Edgarui ir Vitalijai. Ir norėčiau palinkėti, kad ilgai netemptumėt su žadėtuvėm. Kada tikėtis gauti kvietimą? Šiais metais gal? Šiais metais. Gerai, atsinešiu savo katiliuką. Susisieksim su jumis. Ačiū jums. Paplokime mūsų finalo porai, Edgarui ir Vitalijai ir mūsų šio vakaro finalo nugalėtojams. Jie keliauja į superfinalą. Virginijus ir Donatas. Na, ponia Virginijau, nebereikalo iš taip toli iš Naujosios Akmenės
atsibeldėt. Net toks ir akmenuotas šį vakarą jūsų sėkmės kelias. Sėkmė jums šypsojasi. Bet neįmeskit akmenį mūsų daržą. Tai dabar pirmiausia reikia ne akmenį mesti, o mesti kauliuką ir išsirinkti prizą. Kuris metat kauliuką? Gerai, jūs metat, o štai 6 prizai. Pagrindinė žaidimo rėmėja vartojimo paskolų bendrovė Vivos.lt skiria 3500 litų vertės piniginį prizą. Vivos.lt – patogi paskola per 15 minučių. Vartotojų pamėgti Magrės baldai dovanoja naują išskirtinį savo gaminį – kampinę sofą King. Kokybiškus Magrės baldus renkasi vertinantieji namų jaukumą ir patogumą. Daugiau informacijos www.magresbaldai.lt. Būkite sveiki, gerdami natūralias sultis. Su naujos kartos lėtaeigė sulčiaspaudė Zylė sultis išsaugo visus vitaminus ir vertingas medžiagas. Prizo steigėjas UAB Krinona. Meilės ir šilumos linkėdamas sostinės kailių salonas Karališkas Tigras įsteigė 2000 litų vertės čekį įsigyti nuostabiems kailiniams salone Vilniuje, Laisvės prospektas 125A. Tony Resort – poilsio ir pramogų parkas įsikūręs gražioje Lietuvos vietoje sutvarkytame Anupriškių pušyne Trakų rajone. 40 hektarų plotą apimančiame parke lankytojai gali aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį, pasigrožėti nuostabia gamta. Daugiau informacijos www.tonyresort.lt. Elegantiškasis Nagi Glassy. Tai stilingai išnyrantis iš juodo stiklo gelmis elektroninio valdymo blokas. Tiesios linijos, švytintis vidus. Donato rankose kaulas visas per galvą ir kažkur link ten. Tik ne už galvą, tik ne į mane, ne, link žiūrovų. Vat, link ten, link ten. Pagrindinė žaidimo rėmėja vartojimo paskolų bendrovė Vivos.lt skiria 3500 litų vertės piniginį prizą. Vivos.lt – patogi paskola per 15 minučių. Išmetėm tai gerai, bet dabar atsakyti reiktų. Imkit ir pasimkit. O pasimsit tuos pinigus, juos reikės tiesiog, kadangi viską jums šiandieną visą laiką lėmė baltas gaubtas, tai ir pinigai su atsakymu bus po baltu gaubtu. Na, pažiūrėsime, trečias kartas nemeluos. Jūs abu kartus žaidėt prie baltojo stalo ir abu kartus jums sėkmę atnešė baltas gaubtas. Superfinale jūs žaisite jau tik tai prieš patį klausimą ir varžysitės su laiku, nes turėsite minutę laiko manęs klausinėti. Taigi, Virginijau ir Donatai, ar jūs pasiruošę? Priminsiu, ant svarstyklių lėkštės 3500 litų. Va dabar tai, po minutės, kol kas čia. Gali būti jūsų kišenėse. Jūs pasiruošę? Taip. Minutė laiko, tema žaidimo, priminsiu, mūsų yra vienaip ar kitaip susijęs su įvairiausiais galvos apdangalais. Kasgi čia yra? Prašau. Ar tai literatūros kūrinys? Ne. Ar tai žydų kepurė? Ne. Ar tai popiežiaus kepurė? Ne. Ar tai iš viso kepurė kokia nors? Ne. Ar tai su geografija susiję? Ne. Apsaugos priemonė? Gali būt. Važiuojant motociklu? Ne. Apsaugos priemonė tiesioginė prasme? Taip. Saugo galvą? Ne. Saugo kelius? Ne. Alkūnės? Ne. Širdį? Krūtinę? Kokią nors kūno dalį? Ne. Ne kūno dalį saugo? Ne. Bet apsaugos priemonė? Taip. O. Ar tai žiūrėti galima per juos? Ne. Bet tai neapdainuos. Apsaugos priemonė. Tai tiesioginė prasme apsaugos priemonė? Taip. Tai susijęs su gyvybės sauga? Taip. Vienas žodis? Taip. Lietuvių kilmės? Ne. Tarptautinis be abejo? Taip. Kai būna apsaugos priemonių rinkinėlis įmonėse, ten įeina tas daiktas? Ne. Mašinose būna? Laikas baigėsi.
Ar taip pat kažkaip ta pirmoji banga maždaug 15-20 sekundžių ir sustojot? Na, galit pasitart, laiko dar yra. 3,5 tūkstančio litų. Bet o su kepurė kaip susiję? Įsiaiškinau pakankamai daug apsaugos priemonę su žmogum susiję, bet ne kūno dalim. Ką dar galima saugoti tiesiogiai? Sveikatą. Tai kas saugos sveikatą su? Bet tai... Nėra variantų. Labai gaila. Iš tiesų, aš kažkaip labai tikėjau, kad šis vyriškas atsakymas ir vyriška pora pamėgins ir atsakys. Tai, kas yra čia, tik pagal sąskambį, labai panašu į vieną galvos apdangalą, kai nešiojame, kai nešioja ypač kariškiai, minkštą tokį. Kaip jis vadinamas tas galvos apdangalas? Pilotė? Ne, pilotė yra taip. O kaip? Beretė, ne? Beretė. Čia yra gynybos priemonė, pistoletas Beretta. Ir jis visas tikras yra čia. Jisai visas tikras yra čia. Čia buvo pistoletas Beretta, 3,5 tūkstančio litų. Na, jisai, aišku, neužtaisytas. Padėsim, kaip sakoma, nusuksim geriau. Kaip sakoma, ir grėblys iššauna. Dabar jau kaip seife. Pistoletas Beretta, girdėjote, aišku, tokį ginklą ir kas įdomiausia, kad turbūt ir jūs galvojate anksčiau, kad tai susiję su kažkokiom beretėm, ten juodosios. Ne, tik toksai skambesys. Pasirodo, kad Beretta yra būtent šios firmos gaminančios ginklus pasaulyje, ko gero seniausios, beveik 500 metų šios šeimos pavardė. Dar 1526 metais Bartolomėjus Beretta už 185 arkebuzas iš Venecijos arsenalo, nes jie užsakė, gavo 296 dukatus auksinius. Ir būtent tas čekis yra saugomas dabartinės firmos archyvose. Tai yra firma Beretta ir buvo pistoletas 3,5 tūkstančio litų dėje nušovęs iš jūsų šio vakaro sėkmės. Tikrai gražus klausimas sutikite ir jums šiek tiek pritrūko sėkmės, kuri jūs lydėjo visą žaidimą. Na, ne kasdieną, kaip sakoma, Švento Petro, bet lenkiu galvą. Man dėl to tikrai kepurė nenukris, puikiai žaidėt ir manau, kad malonumą apturėjot ne tik jūs, ne tik aš, bet ir visi čia buvę salėje ir prie televizorių ekrano. Viso gero! Ate!